Labas rytas visiems, sveiki sugrįžę į dar vieną Bros of DK epizodą. Šiandien vėl su mumis Džerūnas, kuris valo automobilį. Mes padarėme jame visišką netvarką, bet dabar šiek tiek tvarkome. Ką tik čia pernakvojame Novotel viešbutyje ir dabar turime važiuoti 2 valandas, nes lankysime labai ypatingą ūkio sodybą Prancūzijos kaimiškoje vietovėje. Tai taip pat yra dalis tyrinėjimo valyti automobilį. Automobilis visada tampa toks netvarkingas, kai esi kelionėje. Kelionės metu tenka jį valyti ne vieną kartą. Sudėk visus savo daiktus atgal į automobilį. Tai taip pat yra tyrinėjimo darbo dalis. Taigi tai taip pat yra dalis to, ką noriu jums parodyti, kai žiūrite šias serijas. Tu išgėrei per daug Red Bull. Taip, ir man taip pat. Aš taip pat dėl to kaltas. Gerai, manau, kad jis švarus ir vėl pasiruošęs leistis į kelią. Gerai, praėjusią naktį gerai išsimiegojau. Deja, dėl koronaviruso pandemijos visada mėgdavau plaukioti viešbučiuose, bet kai prasidėjo koronaviruso pandemija, visi viešbučiai Europoje uždarė savo baseinus. Ir dabar man tikrai liūdna, nes paprastai, kai vykstu tyrinėti, kiekvieną vakarą aš šoku į baseiną. Dabar tai nebeįmanoma. Viso gero viešbutį. Viso gero baseine, kuris uždarytas. Ir vėl į kelią. Įme. Lietus šiandien tikrai stiprus. Taip, toks blogas oras. Dar liko 103 kilometrai. Ar laikomės? Taip. Taip, aš naudingai leidžiu laiką redaguodamas ar peržiūrėdamas šį vaizdo įrašą ir ruošdamas jį jums visiems. Oras visiškai siaubingas, todėl užrakinkime automobilį. Atvykome, ką tik atvykome, atsiprašau už vėjo triukšmą. Dieve mano, tai tiesiog. Prancūzija. Kartais oras būna nuostabus. 30 laipsnių, saulė šviečia, o kitą dieną visą dieną lyja. O Dieve. Čia didelė bala vandens. Peršoksi per ją. Gerai, eikime šią pusę. Ši vieta yra visiškai nuostabi. Mes ją pamatėme nuo kelio ir labai džiaugiamės galėdami ten užeiti. Senieji prancūzų miesteliai, jie visada labai populiarūs. Daug namų. O čia, kairėje, yra pastatas, dėl kurio mes čia atvykome. Pažiūrėk į šią vietą. Per tuos metus, kai buvo apleista, ši vieta visiškai apaugo. Galbūt šitas? Atrodo kaip įėjimas, tiesa? Gerai. Ir galbūt tos durys? Šios yra uždarytos. Gerai, pabandykime ką nors kitą. Pažiūrėk į tai. Ponas Drozas buvo magas, ponia Drius buvo modelis. Ir kartu visą savo gyvenimą jie turėjo labai įdomią karjerą. Tačiau tam tikrų momentų jie nusprendė šiek tiek aprimti ir apsigyventi jaukiame prancūziškame sodybos name.
Jie taip beprotiškai mylėjo vienas kitą, kad tam tikrų metų Drius šeimą sudarė ponas Drius, ponia Drius ir 9 vaikai. Visuose namuose išsibarsčiusios jų prisiminimų nuotrupos. Ant sienų kabo vaikų nuotraukos ir jų kartu praleistų laimingų akimirkų nuotraukos. Tačiau maždaug 2010 metais Drozų šeima staiga dingo. Niekas nežino, kas jiems nutiko. Šiandien mes keliausime po jų namus ir tyrinėsime jų pamirštus gyvenimus, nes jūs žiūrite Bros of Decay dokumentinį filmą. Taigi, švelniai tariant, mums pavyko patekti vidun. Ir aš labai dėl to džiaugiuosi, nes tai yra labai unikali Drūzų šeimos vieta. Leisiu jums užeiti į virtuvę, nes tai yra pirmoji namo dalis, kurią šiandien filmuosime. Tai labai maža virtuvė tokiai dideliai šeimai. Pradėkime čia. Ir pažiūrėkime, ką šie žmonės paliko po savęs. Pirmiausia, čia turime prieskonių lentymę. Galite matyti daug įvairių priedų. Tikriausiai jie buvo skirti blynams, kuriuos mama kepdavo vaikams. Šone šiek tiek rubių, o apačioje visi prieskoniai, kuriuos naudotumėte gamindami maistą. Ir iš karto galime pamatyti, kaip voratinkiai užvaldė šią vietą po 10 metų apleistumo. Tai toks ilgas laikas, ištisas 10-metis, kai čia niekas nebuvo. Galbūt mes net esame pirmieji, kurie čia įžengė po tokio laikotarpio. Tai langas, pro kurį ką tik įėjome. Jebenių vijokliai auga viduje. Užvaldo viską. Ir jis nebegali užsidaryti, todėl mes galėjome ten patekti. Čia kabo variniai puodai, kuriuose moteris gamindavo gražius patiekalus šeimai, o šalia kamščiai labai dideliems vyno buteliams. O štai šone labai mažas kriauklės ir virtuvės kampelis, kur jie anksčiau gamindavo maistą, plaudavo daržoves, pjaustydavo produktus. Paskutiniai indai liko čia ant džiovyklos. Oho, tai yra nuotraukų albumas. Neįtikėtina. Dieve mano. Aš iš karto atpažįstu vietas visame name. Šiam nuotraukų albume. Aš pasiimsiu jį su savimi į šią kelionę ir parodysiu jums keletą vietų, kurios matomos šiame nuotraukų albume. Gerai, kai baigsiu filmavimą, padėsiu jį atgal. Čia viršuje turime stiklines 8 ar 9 vaikams, kurie tikriausiai gyveno šioje vietoje. Puodeliai, dubuočiai rytiniams dribstėms, peiliai daržovėms pjaustyti. Oho, pažiūrėk į šią pusę, čia yra viryklė, virduliai, kad ryte galėtum pasidaryti arbatos. Ir tai veda mus į vieną iš beprotiškiausių kambarių, kokius esu matęs tyrinėdamas apleistas vietas. Čia tiek daug daiktų, nors gal nereikėtų sakyti prigrūsta. Tiesiog, taip, jie padarė jį tokį jaukų, su tiek daug prisiminimų apie visus žmonės, kurie kadaise čia gyveno. Ir pradėkime nuo šios kambario pusės. Nuo šios sienos su nuotraukomis ir pažiūrėkime, kas gyveno šioje vietoje.
Manau, čia galime pamatyti vieną iš merginų. Viena iš dukterų, kuri kažkada gyveno šioje vietoje. Po ją yra keletas senovinių vaikų nuotraukų. Galbūt tai buvo mama ir tėtis, arba močiutė ir senelis jų jaunystėje. O žemiau yra vieno iš berniukų, kuris kadaise čia gyveno, nuotrauka. Dieve mano! Pažiūrėk į motiną, kai ji ką tik pagimdė vieną iš vaikų. Tiesiog beprotiška. Juos atostogų metu. Ir turiu pabrėžti, kad motina yra labai graži moteris. Oho! Galiu ją matyti čia. Ji atrodo, pažiūrėk į jo šypseną ir kaip ji pozuoja. Mano nuomonė, ji net atrodo kaip modelis. Pažiūrėkit tas pozas, wow. Tai galėtų būti jos profesija. Ten apačioj vaikai su seneliu. Ir man labai patinka šis supamasis krėslas, kurį jie pastatė šio kambario kampe. Mes supamės jame, o apmušalai ant jo tiesiog nuostabus. Kas dar labiau stebina šioje vietoje, kad langas čia tiesiog sulūžęs. Ir gali matyti, kaip lašai lietaus teka lauke. Stiprus lietus jau liovėsi. Dabar Prancūzijoje tik truputį lynoja. Visuose namuose ant sienų pamatysi šeimos nuotraukas. Ne berniuko. Kai kurie berniukai, kai kurios mergaitės. Oho! Argi tai nenuostabu? Jie paplūdimyje atostogauja. Ir dar daugiau nuotraukų čia apačioje, kurias jie eksponuoja. Didelės pilies piešinys. O, matau kažką ten apačioje. Tai mediniai vėzdai. Mediniai vėzdai. Nesu tikras dėl tikslaus pavadinimo, bet yra kažkas olandiško ir prancūziško. Ir štai kas tai yra. Tai tokio tipo batai, rankomis drožtos medinės klumpės, kurias anksčiau naudodavo vaikščioti po laukus. Tai, ką ūkininkai anksčiau naudodavo. Pažiūrėk į šias nuotraukas čia, kurios visiškai padengtos voratinkliais. Oho. Daugiau nuotraukų ant sienos. Ir manau, kad mano prielaida, jog mama buvo modelis, gali būti teisinga. Pažiūrėk į visas tas jos nuotraukas, kuriuose ji pozuoja įvairiomis pozomis. Tiesiog malonu tai matyti. Vaikų juokas, kuris galėjo skambėti per pamokas. Ir man labai patinka tas senovinis radijas, kurį matome čia priešais mus. Tiesiog nuostabus daiktas. Tai tarsi mažas svertas, Dieve man. Ant jo laikomas patefonas. To dar nesu matęs. Ant seno radijo galite groti plokšteles. Oho, ar tai nenuostabu matyti? Čia apačioje link gražių lėkščių. Kaip matote. Oho. Tiesiog pažiūrėkite į kambarį, kuriame dabar stovime. Ir atmosfera. Ji tiesiog sukuria nuotaiką, nes viskas visiškai atvira, tarsi būtų praėjimas. Aplink visą šią svetainę. Nuostabu. Ir čia šone turime mažą sofą. Ir ši sofa buvo naudojama berniukų ir mergaičių, kai jie buvo jaunesni ir gyveno šioje vietoje. Čia palikta šiek tiek vario ir tikmedžio, arbatinukai, virduliai. Man tai patinka. Jie čia taip pat laikė keletą kačių. Pažiūrėk į visas čia laikomas knygas, nuo vaikų knygų iki dramų, trilerių, viskas, ką šeima kadaise skaitė, vis dar čia.
Aš nežinau ne vieno iš šių pavadinimų, nes visos jos prancūziškos, o aš dar neskaitau prancūziškų knygų. Mano prancūzų kalba dar nepakankamai gera tam. Tikiuosi netolimoje ateityje pasiekti tokį lygį. Kažkas šiame name buvo labai meniškas. Matėme daug rankų darbo paveikslų. Visi paveikslai yra rankų darbo, bet turiu omenyje, kad juos sukūrė šeima. Svarstyklės, o prieš jas vis dar padėti svareliai, net ir visai mažyčiai. Oho. O čia yra namo išorės nuotrauka, dar prieš tai, kai jis buvo apleistas. Ir kas dar patraukė mano dėmesį, tai kad jie turėjo tokį mažą televizorių, su tokiu plačiu. Taip, čia gyveno tiek daug vaikų, bet jie nusprendė nepirkti didelio televizoriaus ir neleisti laiko prie jo. Bet jie nusprendė tą laiką leisti su vaikais. Ir būtent tai man iš tikrųjų patinka. Neskaitant televizoriaus. Turime daug naminių prancūziškų vynų. Tai, ką gana dažnai matote Prancūzijoje. Žmonės iš miestelio gamina vyną, jie tiesiog dalina jį aplinkui, duoda miestelio žmonėms. Ir tai, ką matote čia už manęs, anksčiau buvo vieta su kriukle, bet vėliau ji buvo paversta maža ekspozicijos vieta. Ir aš čia padėjau keletą lėkščių, keletą varinių lėkščių, kitų daiktų. Daug žurnalų. Didelė žurnalų krūva. Oho. O, pažiūrėkite į kūdikio nuotraukas čia pačioje. Jos taip pat gana įdomios. Koks gražus berniukas ten gale. Nuostabu visą tai matyti. Dvasios, šviesa, židinys. Šiuos vaikai pasigamino patys. Tiesiog nuostabu. Ir tada kambario viduryje turime milžinišką židinį, kuris apšviesdavo šį kambarį ir suteikdavo jam gyvybės. Bet leisite man atsisėsti ant sofos akimirkai. Pirmiausia todėl, kad prisiminkite, aš paėmiau tą nuotraukų albumą ir ten. Leiskite man šiek tiek geriau pastatyti kamerą, kad galėtumėte matyti, jame yra nuotrauka. Taip, štai ši, tai vyras ir moteris, jie yra šiek tiek vyresnio amžiaus. Štai, matote, moteris vis dar labai graži. Bet, taip galite matyti, tai židinys, prieš kurį jie stovi. Tai šitas ir mano nuomonė, tai yra tikri prisiminimai. Oho. Pažiūrėk į visas nuotraukas, kurias jie išdėliojo ant židinio. Juos kartu. Galbūt per trumpas atostogas. Oho. Be židinio yra dar keletas dalykų. Vyras ir moteris, kai jie ką tik susituokė. O čia yra namo piešinys, prieš jam apleidžiant šį namą. Paskutinės pelenai vis dar yra židinyje. Oho. Gerai, dabar turi pripažinti, kad buvau teisus. Mano spėjimas dabar tikrai turi būti teisingas. Pažiūrėk į visas šias mamos nuotraukas, kai ji buvo jaunesnė. Visos jos vis dar rodomos šioje vietoje. Ir net pilnas jos piešinys pozuojant, kas tikriausiai reiškia, kad ji buvo modelis. Tikrai taip. Oho. Žiūrėk į šią knygą. Aukštas vilkiko vyras. Tai yra Maksimas. Jie pažymėjo eiles visur šiame mažame sąsiuvinyje. Matai rožę, jie kalba apie spektaklį. Taigi ji galėjo ir vaidinti, taigi modeliavimas ir vaidinimas galėjo būti jos profesija. Matai, aš visada sakau galbūt arba spėju, nes niekada nežinau tiksliai. Šie žmonės, mes nežinome, kur jie yra ir jie negali papasakoti savo istorijos. Todėl aš darau prielaidas,
Bet mano prielaidos? Stengiuosi, kad mano prielaidos dažniausiai būtų teisingos. Kalbuosi su kaimynais ir klausausi, ką žmonės kalba miestelyje. Ten apačioje riaumojimas. Ir noriu šiek tiek daugiau papasakoti apie istorijas, kurias kuriu, apie tas vietas. Visada stengiuosi jas perteikti teisingai. Visada kalbuosi su žmonėmis mieste, tyrinėju namuose, skaitau dokumentus ir taip kuriu tas istorijas. Žinoma, jie gali. Kartais jos nėra visiškai tikslios, nes tie žmonės daugeliu atveju jau nebegyvena. Arba jiem kažkas atsitiko ir mes niekada nesužinosime. Bet tai yra taip. Visiems neįtiksi, bet aš stengiuosi padaryti viską, ką galiu. Tai kiek norėjau pasakyti apie savo istorijas. Tad eikime toliau, pažiūrėkime į šią sieną, nes kažkas šioje vietoje buvo tikras menininkas. Ir kaip matote, čia ant sienos nėra kito rankomis piešto paveikslo. Virš jo barometras. Pažiūrėkite į tai. Oho, čia nuo lubų kabo pjūklo diskas. Argi tai nenuostabu? Katės, kurios kadaise klaidžiojo šioje vietoje, taip pat vis dar kabo čia ant sienos. Žvakė, kuri per daugelį metų visiškai sudegė. Pirmiausia, pažiūrėkime į šią vietą. Čia viduryje stovi kavos staliukas su koridoriumi. Koridoriuje yra plaukimo treniruoklis. Tai prekės ženklas, kurio anksčiau nesu matęs. Ir sausainių indas. Skardinis sausainių indas su prancūzų karaliais šonuose ir priekyje. Kita žvakė. Jie labai mėgo žvakių šviesą, kaip matote. Oho. Ir štai tai buvo sofa, ant kurios jie sėdėdavo. Tačiau ji iš tikrųjų labai maža tokiai dideliai šeimai. Pažiūrėk į šią labai mielą avytę čia. Meškiuko avytė. Man tai tiesiog labai patinka. Gali būti, kad tai priklausė vienam iš vaikų. Už jo yra lempa. Nuostabu matyti. Gerai, jau beveik perėjome šią labai didelę svetainę, bet dabar priešais mus turime milžinišką veidrodį, prie kurio ryte rinkosi žmonės. Pasitikrinti savo plaukus prieš išeinant iš namų. Ir taip pat tai tiesiog gražus daiktas, kuris suteikia namams charakterio. Ir dabar tai visiškai padengta voratinkliais. Oho. Koks gražus daiktas. O šalia jo yra moteris su vienu iš vaikų ir keletas namo nuotraukų. Daug jos čia paliktų skrybelių. Už nugaros. O čia ant šios stalčiaus turime radiją. Graži radija. Matau adresų stalčių čia. Ir jie čia saugojo daugybę prisiminimų. Dieve mano. Pažiūrėkite tai. Tai vaikai, kurie tikėtina vaidino mokyklos spektaklyje. Čia liko tiek daug prisiminimų. Taip pat šiame stalčiuje yra daug senovinių nuotraukų. Kaip matote, jie niekada neišmetė nė vienos nuotraukos, kurią buvo padarę. Oho. Argi neįdomu tai pamatyti? Šiais laikais mes padarome tūkstančius nuotraukų, bet anksčiau buvo gana sunku jas padaryti. Padėkime jas gražiai atgal. Taip pat keletas vaikų nuotraukų. Atostogos visame pasaulyje. Tai tikriausiai buvo Arabijoje. Galbūt jos fone matau mečetę ar kažką panašaus. Oho, ir jie netgi ir saugojo juostą, kurią naudojo šioms nuotraukoms padaryti. Pažiūrėkite tai. Koks beprotiškas stalčius. Tūkstančiai prisiminimų. Žmonės, kurie kadaise gyveno šioje vietoje, vis dar liko šiame stalčiuje. Ir jis taip pat nepaprastai sunkus. Oho. Pažiūrėkite. Tada čia apačioje atrodo kaip arbatinukas.
Ir turime dar vieną vitrininę spintelę. Pilna taurių tam atvejui, kai užeidavo svečiai. Oho, garsas, kurį jis skleidžia, yra neįtikėtinas. Visiškai užpildyta byla taurėmis. O ten viršuje keletas stiklainių. Kvepalai. Tualetinis vanduo moterims. Tai kvepalai moterims. O čia laikomos lėkštės. Kitas veidrodis šone čia. Ir tada čia turime prieškambario kabyklą, kur moteris laikydavo savo skrybėles, su kuriomis vaikščiodavo miesto gatvėmis. Skėtė, kai lyja, kaip šiandien. Ir net akustinė gitara palikta prieškambario stovo. Oho. Dabar apžiūrėkime šią namo dalį. Ir mes einame tiesiai į vonios kambarį, kuriame yra viena dušo kabina visiems žmonėms, kurie čia gyveno. Oho. Net šampūnai vis dar atidaryti nuo paskutinio karto, kai jie juos naudojo. Dušo užuolaida. Pažiūrėkite tai, moteries drabužiai. Vis dar čia likę. Būnant čia, vis svarstau, kas nutiko šiems žmonėms. Ir tai tikriausiai labai tragiška. Galbūt aš nenoriu žinoti, bet tai neleidžia užmigti naktimis, kai galvoji, kas nutiko tokioms vietoms. Taip liūdna. Galbūt jei vieną dieną jie išsikraustė, tikriausiai pasiėmė savo dantų šepetėlius su savimi. Tai yra dalykas, kurio nepalieki. Visi dantų šepetėliai, ramybė, skutimosi peiliukai, viskas vis dar čia. Oho. Ir net už manęs čia yra tualetinis staliukas, kur kelios moteris galėtų pasigražinti ryte. Visa kosmetika, kvepalai ir net mažas laikrodis buvo palikti. Pažiūrėk čia. Yra toks mažas piešinys su moters kojomis. Jos avi batus ir batas parodytas virš jų. Nuostabu. O čia vaikas su mažu piešinėliu, ant kurio parašyta okupė. Ir tai reiškia užimta. O šitas nėra užimtas. Ir mes, žinoma, žiūrime į tualetą. Pažiūrėkite tai. Beprotiški dalykai. Ir iš tualeto. Pirmasis kambarys, kurį čia matome, iš tiesų yra vaikų miegamasis. Ir daug vaikų anksčiau miegodavo šioje vietoje. Pažiūrėkite į visus čia nupieštus piešinius. Visi meno kūriniai, kuriuos jie sukūrė per tuos metus, kai gyveno šioje vietoje. Ir mes šitą jau matėme stalčiuje anksčiau. Tai yra spektaklis, kurį sukūrė vaikai. O šios galėjo būti dvi dukros, kurios miegojo ir netgi gyveno šioje vietoje. Visi žaislai vis dar čia. Matai, net ir mažylis miegodavo šiame kambaryje. Jų nuotraukos. Kokia vieta? Iš tiesų kokia vieta. Taigi, 1, 2, 3, 4. Čia yra 5. Mes toliau skaičiuosime. 2-aukštė lova, ant kurios vis dar guli visi vaikų žaislai. Ir tada mažas kampelis, kuriame buvo galima mokytis ir skaityti. Bet prie savo mažo staliuko. Su visomis knygomis. Ir net vaikai ir jų daiktai yra visiškai uždengti vorų voratinkliais.
Patalynė, kurią jie naudodavo vaikų lovoms kloti. Ar tai nebeprotiška? Ką mes čia turime? Mane žavi ši knyga. Dėdė Tomas. Tai gana sunki knyga vaikui. Gerai. O dabar laikas pažvelgti į kitą namo pusę. Bet pirmiausia, pažiūrėkime į šios daiktus, kurie liko čia viršuje. Riešutų bliaudyklės ir visi įrankiai. O tai buvo mažas šepetėlis, kurį jie naudojo. Oho. Įdomu. Vitrina visiems jų gražiausiams krištoliniams taurelėms. Dar daugiau svarmenų. Čia viršuje. Prancūzija. Prancūzijos žemėlapis. Ir štai, mano brangūs žiūrovai, veda mus į šio namo valgomojo zoną, kur kairėje pusėje yra laiptai. Labai mažas valgomasis stalas. Įdomu, kaip turėjo būti gyventi su 10 žmonių šioje vietoje. Tau nebeliktų vietos savo. Vaikų nuotraukos, kabančios čia ant sienos. Tai yra hamakas? Aš jau jį gadinu. Gražiai pakabinsiu jį atgal ten. Oho, viskas šiame name yra labai, labai trapu. Oho, ir šalia to hamako turime tarsi mažą vaiko posmelį. Langora. Langora yra katė. Taigi Langora reiškia, kad tai katės vardas. Taigi Langora yra katė. Dienos katė, nakties katė. Ilgame ruože. Aš čia stengiuosi. Balta, juodas ir šokoladinis. Tai yra tos spalvos. Taigi tai balta, juoda arba šokoladinė. Ir kylanti rožė. Arba tarp stovyklų gimdyk. Taigi, manau, kad tai sako, jog ji yra ryte, lieka prie langų. O čia turime vaiko vardą ir jis parašytas 2006 metais. Šalia čia turime dar vieną siuvimo mašiną. Heather. Tokios dar nebuvau matęs. Raktai nuo pilies. Oho. Įdomu. Ir štai tas pats vyras vėl pasirodo. Ir aš nežinau, kuo jis susijęs su šeima. Bet aš vis dar bandau tai išsiaiškinti. Tas pats tapybos stilius ir šiame kampe. Ten apačioje keli batai. Ir tada valgomasis stalas. Ir vėl pasimsiu savo nuotraukų albumą ir ieškosiu nuotraukos. Pažiūrėkit tai. Tai yra kavos staliukas, prie kurio šie žmonės sėdėdavo kartu. Ir valgydavo kartu. Ir jie atrodo kaip šios šeimos seneliai. O ten viršuje juos galite pamatyti iš kitos pusės. Čia stovėtų moteris, kurią matome šioje nuotraukoje. Šis nuotraukų albumas man tiesiog stebuklingas. Didelis veidrodis šone, štai čia. Aš kažką matau. Aš pastebiu, aš visada juos atpažįstu. Tai yra senų laikų cigarečių pakeliai. Vogue. Ir jos buvo žymos kaip moteriškos cigaretės. Čia parašyta. Prancūziškai. Rūkymas sukelia vėžį. Beprotybė. Ir tai mus nuveda į tėvų miegamąjį. Matai tai tiesa? Ir girdi tai tiesa?
Šis miegamasis buvo valgomajame. Jis tiesiog buvo sujungtas su valgomuoju. Taigi, tėvams visiškai jokio privatumo. Tiesiog pažiūrėkite, kokia graži ši lova. Ir mėlyni akcentai aplink ją. Matote, mėlyna spalva kartojasi visame šiame miegamajame. Viryklė, daiktai ant viryklės. Net paveikslas ant sienos čia. Ir pliušiniai žaislai krepšyje ten. Oho. Tiesiog patinka, kad ji vis dar pakuota. Eikime truputį čia ir parodysiu jums miegamąjį. Štai keletas senų šio miegamojo nuotraukų. O, įdomu. Mėlyna. Mėlyna ir kitame miegamajame. Neturėčiau dainuoti, nes nemoku dainuoti. Tėvai. Tai labai tradiciška, ką jie daro Prancūzijoje. Jie virš lovų pakabina tėvų ar senelių nuotraukas, kad parodytų pagarbą žmonėms, kurie jiems davė gyvybę. Vestuvinė nuotrauka. Galbūt ne vestuvinė nuotrauka, tiesiog poros nuotrauka čia viršuje. Štai kas man tai patinka namuose. Jie turi temas, o šie žmonės tiesiog dievina mėlyną spalvą. Ir jie čia sukūrė mėlyną tematiką. Jie kūrė istorijas šioje vietoje. Būtent tai aš dievinu. Medinė sofa ir jos automobilis, net knygos šiame kambaryje yra mėlynos. Ir tik pažiūrėkite į šią nuostabią krosnį, kurią matome čia. Monterne. Malkinė krosnis. Mažos durelės. Gerai, pabandykime vėl ją uždaryti. Dieve mano, kaip sunku. Ir virš viryklės tema vis dar išlieka mėlyna. Pažiūrėkite tai. Net žvakės ir peleninė yra mėlynos. Oho, tiek daug artefaktų. Tai yra kremų dėžutės. Kaip veido kremo dėžutės. Nivea, taip tam parašyta. Keletas nuotraukų, keletas atvirukų nuo Petanija, tai prancūziška. Tai yra Prancūzijoje. Man labai patinka šis žiebtuvėlis. Oho. Įdomus dalykai. Ir čia mes matome namų šeimininko įrankių dėžę, kurią moteris pasisavino. Aš jos daugiau netidarysiu, bet galite matyti ten esančius mygtukus. Taigi ji ją naudoja siuvimui. Beprotiška. Gaublys. Net ant palangės čia. Žinoma, pasaulis yra mėlynas. Yra daug vandens. Tai labai. Tai galite padėti į šį kambarį, nes jis mėlynas. Aš trumpam nustosiu kalbėti apie mėlyną spalvą. Atsiprašau už išsireiškimą. Patalynė vis dar čia. Tada didelė lentyna, visiškai prikrauta kompaktinių diskų. Tai kažkas, ko mes jau retai matome. Oho. Nuostabi vieta. O. Taip. Taip, aš uždarysiu šitą. Nekalbėsiu apie tai. Ir dar daugiau šeimos nuotraukų. Oho. Kokia vieta. Kokia vieta. Arbatiniai virduliai. Viskas čia, viršuje. Ir net kavos aparatas gale. Labai prabangus. Eko parašyta šone. Oho. Gerai, dabar laikas užlipti laiptais į viršų.
Bet pirmiausia, aš kažką pastebėjau. Ir čia mes turime tarsi spektaklių, kuriame dalyvavo ta moteris, plakatą, o čia yra rožė. Ir tai yra iliustracija. Iliuzionistas. Iliuzionistas. Gerai, taigi tai tarsi magas, kaip matote. Gerai, taigi ji turėjo kažką bendro su šiuo vyru, nes jis yra iliuzionistas. Magas. Ir tada turime rožę Iliją, iliuzionistą. Gerai. Dalykai pradeda dėliotis į vietas. Taigi galbūt ji buvo modelis, arba aktorė, arba kažkas, kas vaidino mago spektaklyje. Rožė. Ir galbūt netgi tai buvo jos vyras. Sakau galbūt, nes nesu 100% tikras, bet atrodo, kad taip. Taigi, eikime į viršų dabar. Tikiuosi, kad šis viršutinis aukštas toks pat įdomus, kaip ir apačioje. Šiek tiek apsaugos vaikams, kad jie nenukristų nuo laiptų. Nenoriu jų įžeisti. Oho, gerai. Įdomu. Tai labai skiriasi nuo apatinių aukštų. Leiskite man įjungti šviesą. Gerai. Paveikslas. Rankų darbo pastatas. Čia iš karto galite pamatyti. Už parduotuvės. Sandėliavimo vietos. Ir jie turėjo daug pusiau sudegusių žvakių šioje vietoje. Mano manimu, tai yra 7 partija. Tai yra lankas ir strėlė, ant kurios yra vienas iš vaikų. Oho. Kaip matote, čia buvo nedidelis kampelis vaikams pasidėti arba pažaisti. Rašomasis stalas su knygomis, prie kurio aš mokydavausi. Netgi mikroskopas vis dar likęs. Ir štai čia tas pats vyras sugrįžta. Atlieka triuką. Tai galėjo būti jis. Oho. Ir aš tau sakiau apačioje, kad ten yra tik mažytis televizorius. Bet vaikai, jie turėjo didesnį televizorių nei svetainėje. Beprotiška. Čia buvo jų vieta sėdėti. Man patinka, kaip tai pastatyta. Ir tai mus nuveda toliau. Po visą šią viršutinę namo dalį. Gerai, tai yra 8 numeris? Nei. Matai mane ten? Singer siuvimo mašina. Ne, atsiprašau, tai ne Singer. Jie čia turėjo labai ypatingų prekės ženklų. H. Gavas. Šitą irgi nežinau. Vipante. Ten parašyta Hipante. Tai yra siuvimo mašinų prekių ženklai, apie kuriuos niekada nesu girdėjęs. Viduje auga gebenė. Pažiūrėkit tai. Oho. O dabar čia turime šį įdomų lagaminą, kuris yra pilnas. Tiesiog pilnas laiškų, kuriuos jie parašė. Šeima ir draugai. Ir ant šito parašyta, kad jis iš 1994 metų. Šere, mes. Ten tai parašyta. Oho. Tai yra tikri prisiminimai. Uždarykime tai. Kai einate pro šalį, iš čia viršuje taip pat galite pažvelgti žemyn į gyvenamąją erdvę, kurioje ką tik buvome. Ir tai veda mus link paskutinio šios vietos kambario. Ir atrodo, kad tai buvo, pažiūrėkite į tai. Pažiūrėkite į tai, vaikai tai daro. Taip, jie turėjo savo senus žaidimų kompiuterius. Su vairės virtėmis. Atsimenu, kad turėjau tokį kompiuterį, bet tai buvo prieš daugelį metų, manau maždaug prieš 12 metų. Dieve mano, pažiūrėk į šią mašiną. Šalia jos dideli kietieji diskai. Oho,
Tiesiog žavu. Lenktynių vairas ir dar vienas kompiuteris kitam vaikui. Kokia nuostabi vieta. Ir čia laikomos visų kompiuterių dėžės ir net dar viena ten. Ir palapinės formos lova šioje vietoje. Oho. Ir vaikai. Net turėjo savo balkoną. Ir čia, Prancūzijoje, vėl pradėjo lyti. O Dieve, kokia vieta. Gerai, štai tau, žmogau. Gerai? Atidarykime langą, išlipkime į lauką. Gerai. Labai svarbu, kai tyrinėjate apleistas vietas, palikti jas tokias, kokias radote. Ir taip pat pabandyti jas vėl uždaryti. Manau, tai bus gana sunku. Jei tai neįmanoma, tai neįmanoma. Manau, kad tai geriausia, ką galiu padaryti. Dabar esame lauke, priešais šią nuostabią vietą. Oho, tik pažiūrėkite tai. Toks nuostabus prancūziškas namas. Visiškai paliktas ir pamirštas. Tikiuosi, kad jie ką nors su juo padarys. Ir girdėjau, kad jis dabar parduodamas. Tu irgi girdėjai. Taip, tikiuosi, kad kas nors jį nupirks ir padarys iš jo ką nors gražaus. Taigi noriu padėkoti tiems, toje šeimai, kuri kadaise čia gyveno, ir visiems vaikams, mamai bei tėvui už jų gyvenimus. Tikiuosi, jiems nenutiko nieko baisaus, bet galbūt taip ir nutiko. Tad ačiū visiems, kad žiūrėjote šios savaitės vaizdo įrašą. Jei patiko, paspauskite patinka, prenumeruokite kanalą, jei norite pamatyti daugiau tokio turinio. Taip pat aprašyme yra nuoroda į Patreon. Jie gali mus paremti ir padėti mums leistis į šias nuotykių keliones. Ačiū jums visiems. Susitiksime kitą savaitę, kitame epizode. Viso gero, labai jūs myliu.